įjungia toj busteriuką, nes kaip standartiškai iš Amerikos mašinytėm akumai numardinti. Saugėlės biškį atkibusi, kaip jinai tyliai dirba standartinė. Rakinta. Turim saloniuką, turim gerą komplektaciją. Kai kurių dalykų su plikom rankom liestis nesinori. Na. Nu, su išmetimu tai pupsėsnė, normaliai. Tas mušimas tai iš vis labai nedidelis. Realiai, va čia plastikai pavalgyti. Kondiškės radikas, va, bet ir parašyta ant stiklo, kad AC not cooling. Sulaužytas. Čia apsaugos matau biškį kamputis. Bet mušimas tai labai dėkingas, nes iš esmės va čia va gavęs smūgį, nes va ir balkio tik tais kamputis. Čia šitas plastikėlis. Kapoto čia va biškį. Kantelis tai irgi sutvarkoma, čia viskas, bet vis tiek dėsis. Kapučiukas lengvas ir čia sparno kampas užlenktas. Aišku, stovėjo čia, tai neaišku ant kur. Amerika. Tai va, grįžo mūsų naujas projektas. Tai labai laukiam iš tikrųjų šito bolido. Gruodžio, dabar šiandien kaip tik pažiūrėjau, gruodžio 18 šį Amerikai laimėjau, nupirkau. Tai kaip tik gruodžio pradžiai su visa LASP bendruomenė, ten su ralio komitetu turėjom mytą ir pasitvirtinom naują 24 metų reglamentą, kur naujam reglamente visi nubalsavom už tai, kad jau šitie vat būtent nauji kėbulai būtų leidžiami ralį. Tai nieko nelaukęs, aš kadangi labai tos naujovės mėgstu ir man šitos vat labai smagu, okei, nostalgija, viskas čia atidirbta žinoma, bet nu vis tiek viskas su metais juda į priekį, mes irgi norim greitėt. Tai žiūrint į tai, reikim naujus kėbulus, naujus variklius, žiūrėti, kas čia gauna su jais, kiek čia eina ką atsukt. Tai kol kas manau pats geriausias, pats tinkamiausias kėbulas iš šitų visų BMW dabar šiai dienai leidžiamų. Nieko naujesnio jau ir nėra išleidžiamų. Tai turim antruką. Tai 230i, 2 litrų turbininis variklis. Tai B serijos B48, B20. Šitie jau po N serijos ėjo varikliai tikrai patikimesni, turi nemažai paspręstų vietų. Ko neturėjo anie, jau šitas iš 2 litrų standartą turi 185 kW, pasidarys tam tikrų modifikacijų, išsimes nemažai svorio, kažkiek ir įsidės nesaugumo įranga, visa susimontuos, apsaugos ir taip toliau, bet manau, all in all turėtų būti labai įdomus automobilis. Mačiau pas Samsoną amortikų tokiam jau yra, nes Latvijoje kaip tik tokį rallycrossinį pardavinėjo, tai su Samsono amortizatoriais. Smagu jau bus gerokai paprasčiau. Gal vienintelis minusas, kad turim liuką, bet ne problema. Čia diduma šitų kėbulų irgi buvo su liukais. Tai tą stogą pakeisti čia nėra kas. Tai pirkdami kaip tik va čia labai gerą variantą užgaudėm, nes iš lauko gan plikokos komplektacijos, ko mums absoliučiai jokios komplektacijos ir nereikia sportui. Tai nes mažiau blokų, mažiau visokių ten parktronikų, kamerų ir taip toliau. O salonas kaip tik priešingai turi labai gerą komplektaciją. Tai kas gerai, nes viskas parsiduos, o visokios Rekaro elektrinės šildomos sėdynės. Čia juodos lubas, tas pats liukas, kaip minėjau, sporto automato dėžė, NBT Evo telikas naujasis, Harman Kardon aparatūra. Tai daug tokių dalių, kas čia turi gerą vertę. Matau dar ratukai tvarkingi, labai 18-iniai, niekur, kaip kas nekeista, Amerikoje nenubalnuoti kantai, nes jau ką, bet jie tos kantus tai turi sugebėjimą suvaryti.
Tai kėbulas šiaip labai gražus, slenkščiai nuimti, nes pirkta iš draudimo kompanijos. Tai draudimo kompanijos kaip taisyklė nusiardo tas mašinas, kad patikrint, nors ten į priekį matė tas mušimas toks, bet vis tiek nusiardo, kad pasižiūrėt ale damage'ą. Nusimato įdomus projektas, nedarytas projektas, tai daug tokių nežinomųjų. Bet nuo to tik įdomiau. Pas mus penktadienis, geras nuotakas, geras oras, tai visada sumastom ką nors. Aš ieškau antrukui dalių, rašau čia visokius, kas kiek kainuoja, tai sumastėm su bernais pietus kartu pasidaryti. Čia vat hebrytė irgi kaimynai atėjo, išbandinėja mūsų žaislus. Stovi, va, gražuolis jau, tai visokių prisimaščiau. Lempas galinės Face'o paimsiu, nes šitas 2017 metų antro mėnesio pas mus, o Face'o lempos nuo 2017 5 mėnesio eina. Tai pritrūko poros mėnesių, nes iš esmės daugiau niekas nesiskiria ten beveik. Tai paim, nes ten ir kaina, ten labai minimaliai skirias, o jas gražesnės, nes turi ten dar ledą papildomai ir šitas atbulinio čia apačioj toksai. Tai paimsiu tą, kumas mačiau kraunas po biškį, tai gyvybė įsipūs. Čia ruošia stalą pietų vyriokai. Tai šitą teliko orgą užsakiau naują, žiaunas užsakiau naujas. Sparną šitą sakė atitampys, kapotas irgi tas pats susitvarkys, nes kapotai tai čia iš vis minimaliai. Nuvešiu, kad skidelį sueuropintų. Noriu, kad čia nebebūtų tų mylių, po to padarys čia galinio priešrūko mygtuką kaip originalų. Tai visus šitos tokius smulkmenėlės pasidarom kuo greičiau ir varom į ekspertizę ir turėsim pilnai paruoštą gatvį. O tada išardom vėl sportui. Tai va, mūsų penktadieniai dažnai va, būna tokie. Tai čia irgi reikalai. Atėjau dabiškį pasidarbuosiu, galvoju, prie antruko penktadienio vakaras. Pasiėmiau naują šitą skardą, tai pasikeis teliko skarda, pasikeis šitas, nes prieš čia buferis tvirtinas, tada įsistatys atgal radikas, nes dabar va čia dėl šito sulinkusiai iššokęs yra. Einam pasidarbuojam truputį. Eik dirbti, Pasijungiam diagnostiką, nes garso nėra kažko iš kolonėlio. Tai šiaip prisijungia prie CarPlay'aus, ten radiją pasileidžia ir garsinas, tylinas, bet visai nėra garso. Tai buvo čia klaida kažko short circuit rašo, tas Active Sound Design sistemoje. Galim pasižiūrėti, ar atsirado mums čia tas garsas. Ne, garso vis tiek panašu nėra, nes čia atgarsinas, tylinas, viskas veikia, čia radio stotį rodo. Tai jo, nėra kažko garso, tai reikia dar kartą prasiskanuoti klaidas, pasižiūrėti, ko iš čia nenori mums groti, nes čia, žinau, sportiniai mašinai muzikos labai reikia. Praserdėm priekį biškį, supirkau kai kurias dalis. Tai šitą plastiką dar gavau, nes, žodžiu, originalas 100 euriukų, bet reikia laukti 2 savaitės. Tai išrodė 8 eurų už 9 originalą. Tai va čia gal tik minusas, kad yra radikai, vat matysis kokie įstrižoki, bet nėra kiauri nieko. Tai nuvešiu pas radiatoristą, žodžiu. Yra Kaune čia toks neblogas, tai ištiesina idealiai padaro viską. Tai. Ten toliau difuzorius, ventikas, viskas veikia. Šitas eina iš šiukšlės, tas irgi iš šiukšlės. Prigrebiau šrotę buferiuką. Opa. Turim emkinį buferiuką. Nebuvo pas mane antrukę M-pako. Bye bye. Bet galvoju vis tiek sportui darom, tai bus gražesnis. Tai pasiėmiau priekinį iš karto, nes priekinio dabar reikia M-kinį, o galinį pasimsiu vėliau. Bernai siunčia fotkės, kol aš dalis rankioju. Tai antrukas jau su žvirniais ratais. Uždėti ambairę užmetę. Biškį į suportą, tik tai stremės, bet tai galvau, kad iš vis ten bus daug reikalų.
bet panašu, kad nieko reikia suporto kantą nutekinti ir galėsim dėti 15 ratukus su žvirniam padangytėm. Galvau, kad pagal spalvą paėmiau, pasirodo gavos kaip gavos. Kaip šitą Čia tas netoks. Zeniau, tu nebefilmuoji. Kaip suprasti? Čia kažkuri detalė netokia. Kapotą čia varžtai sukas. Tipo, atsargiai. Nu, matai? Ta prasme. Varžtai gaunu. Pačiau gaunu varžtai. Pasirodo, šitą plastiką, kur šiandien nupirkau, tai nuo F30 nupirkau, nes telikas nuo F30, nuo F20 ir 2.2, kaip čia, kad toks pat, bet šitas plastikas ortakis skirias. Tai paėmėm dabar seną, tą, kur skilęs buvo tas ortakis, sulitavom, tai laikinai bus gerai, nes rytoj atvažiuoja kebulistas, kad liniją sužiūrėtų visas. Prieš dažant, kad būtų ten tą sparną kamputį, kur tiesnė ir taip toliau, tai reikia, kad susirinktų viskas. Tai va, užsidėjo jau tas telikas. Turim surinktą vieną kampą. Nu, tą surinktą, tai čia taip, pridėta tik. Sumetam. Ir jau bus vaizdas, jau dabar yra vaizdas. Tai gerai atrodo. Va, važiavo. Ačiū. Tai apatiniai balkiukai, atbojnikai vadinami. Pasiėmiau šiandien, vakar nuvežiau, šiandien pasiėmiau, tai va, įdėjo galinio priešūko mygtuką orgas, padarė skidelį, kaip Europai priklauso. Tai žodžiu, renkas dalis atvažiavo dabar kebulistas, atsimušo kampas ir bus ledas, ne? Slenkščius gavau, nes esmė kokia draudimas, nuėmęs abudu slenkščius, nes pirkau už draudimo kompanijas Amerikoje, tai nuėmęs abudu slenkščius ir pamiršo turbūt įdėti kažkokiu tai būdu. Tai bet žodžiu, pavyko pagal spalvą gauti, tokių minimalių, čia plevelė buvo užkliuota, tai tokių vat minimalių yra, čia vat mačiau. Bet duosim dar, kad prapoliruotų, tai iš viso nieko čia nesimatys, tai nereiks dažyti, sustaupo. Kebulistas padirbėjo jau, kiek čia kokią valandą gal užtruko, tai šitą lenktą atitempė, čia dabar tai aišku toks negražus, bet dažysis, čia irgi sužiūrėjo šitos tarpus visur, čia sužiūrėjo, buvo palenkta, sakė, šitos tarpus, tai va. Turim tokį vaizdą, viskas dabar gražiai sueina su kėbulu dan. Faina tas, kad pats kėbulo jokie tenai stakanai ar ten plunksnas niekas nebuvo paė. Tai viskas savo vietas, tai išmušimas itin lengvas. Sudėjau jau greit, buvau prieėjęs šitą, kaip ir rodžiau, tas vietoj. Skidelis europintas vietoj, tai liks prieš ekspertizę europinį softą įpūst. Nes reikia ir gale suprogramuoti lempui, sukoduoti. Sėmiau radikus, va, kaip naujai jau. Va, tiesų, stygą, ištiesinu. O, iškint frizą darė. Šitas irgi va, ištiesintas gražus. Idealiai viską patikrino, su slėgiu užkėlė, pažiūrėjo, tai kaulas viskas. Tai dedam dabar šitos ir ieškomės dar to pačiu, kas aliuminius sportinius pagaminto arba turi parduoti jau pagamintus. Išardęs, išbuvęs viską čia, kad tik sulaužyti. Tai sudėsiu, surinksi, sugebėsi, sunkiai. Duris užsidarom ir atsiprašom, viso gero.